reguliaraus sezono varžybos, mums nieko nelėmė, kitiem atsipalaidavę, visiems daviau pažaisti ir tiesiog laimėjom. Šiaip tokios varžybos, kurios mums visiškai nieko nelėmė ir tokios varžybos, kur sulošėm tikriausiai pačias prašiausias varžybas, nes nelošėm kaip komanda, lošėm kaip individualus asmenys, nesifasavom, labai daug atidavėm puolime netikslių pasų. Ir dar norėčiau pasakyti priekaištą teisėjui, būtent galbūt skirčiau po Žemecką, mes dar taip Grybo pliaunam, niekada nesu matęs per kiek jisai švilpia, per 2 ar 3 metus, ta prasme. Nes antram kėliny žaidė teisėjai, o ne žaidė komandos. Šiaip aš įsivaizduoju, jeigu geri teisėjai, tai jų turi nesimatyti aikštėje, jie turi atlikti savo darbą ir žaidėjai turi žaisti. Jie tik įsiterpti tada, kada reikia sustabdyti, bet šiaip, ta prasme, nežinau, nesu matęs taip prastai švilpiančių teisėjai, norėčiau, kad pasitaisytų kitą kartą ir viskas. Ir tikriausiai žino, apie ką aš šneku ir čia daugiau nereikia aiškinti. Su priešininkais pasišneku, priešininkų nuomonė lygiai tas pati. Ta prasme, mūsų atveju. Tiek, ką norėjau pasakyti.